laida Kultūros viražai. Grįžtame į studiją ir toliau kalbame su Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro edukacinių programų ir etninės kultūros specialistė Alina Milašienė. Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centre dirba net 4 tautinio paveldo projekto kūrėjai, kurie įvairiuose renginiuose, šventėse, populiarino tradicinius amatus ir tautinio paveldo produktus. Ar turite planų šį pavasarį ar vasarą dalyvauti Lietuvos Respublikos senasias tradicijas turinčiuose renginiuose? Labadiena! Labai smagu pasigirti, kad jau antrus metus iš eilės Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras laimi nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos finansuojamą projektą. Projektą mes pavadinome Kuršėnų krašto tradiciniai amatai, kurk, gamink, demonstruok, pristatyk. Taigi šio projekto metu mūsų amatų centro kolektyvas dalyvaus Klaipėdos jūros šventėje 2025. Kągi mes darysim šventės metu? Šventės metu lankytojams pristatysim net 4 lietuvių tradicinius amatus lietuvių tautos. Tai yra puodininkystė. Puodininkystė pristatys Lietuvos 7 puodžių karalius Algimantas Tamašauskas. Audimas, kurį pristatys amatų centro direktorė Birutė Poškienė. Pynimas, kurį pristatys amatų centro darbuotoja Marytė Janulienė. Ir medžio drožyba, kurią pristatys Raimondas Vaškys. Noriu paminėti, kad visi šie žmonės yra profesionalai, jie turi meistro vardus, visi 4 tautinio paveldo kūrėjai dirba Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centre, kas yra tikrai retas reiškinys Lietuvoje, kad tiek daug žmonių tokių profesionalų dirba vienoje vietoje. Tautinis paveldas ir tradiciniai amatai yra labai svarbi valstybės etninės kultūros dalis. Kaip ir kiekviena tauta, lietuvių tauta garsėja savo nacionaliniais amatais. Ir šie amatai yra atsiradę senų senovėj ir klesti iki šių dienų. Mūsų pareiga tuos amatus išsaugoti, juos puoselėti ir populiarinti, perduoti jaunajai kartai, tam, kad išlaikytume savo gyvas tradicijas. Manom, kad renginys Klaipėdos jūros šventė pritraukia tiek daug lankytojų ir jiems bus labai įdomu pasižiūrėti, kągi mes darom, ką mes turim, kaip mes parodom senuosius amatus, kaip mes juos pristatom. Taigi, lankytojai šventės ir svečiai galės ne tik pasižiūrėti, kaip yra drožiamas šaukštas, kaip lipdomas molinukas, audžiamos juostos, bet patys pabandyti tai pasidaryti savo rankomis nusipinti apyrankę, savo rankomis išsidrožti medinį šaukštą, susukti puodynę ant žiedimo rato ar nusilipdyti molinuką. Šventės metu mes demonstruosim tokią naujovę, sakyčiau, šventės metu, tai yra keramikos duonos raugo degimas. Toks sunkus pasakymas, sudėtingas. Kitaip sakant, tai bus šamotinio molio indelių impregnavimas duonos raugų. Kasgi vyks šio proceso metu? O šio proceso metu krosnis bus įkaitinta net iki 1000 laipsnių temperatūros, kur bus atidaroma ir ilgom žnyplėm, replėm lankytojai trauks molinius indelius ir tada juos merks į duonos raugą. Duonos raugas indelius impregnuos ir nudažys savotiškomis spalvomis. Tai va čia šitokia didelė atrakcija laukia Klaipėdos šventės lankytojų. Taigi, visus kviečiame apsilankyti Klaipėdos jūros šventėje, pasigėrėti amatininkų gausa, jų dirbiniais,
be abejo kažką įsigyti prisiminimui, pasiklausyti skambančių dainų, užsikrėsti šventinę vasarinę nuotaiką. Taipogi visus kviečiame į Kuršėnus, nes mes reprezentuosime save kaip Puodžių kraštą.